Sveiki, brangų žiūrovai, sveikinuosi su jumis iš Kaišiadorių geležinkelio stoties. Ir ką tai reiškia? Ogi tai, kad šiandieną kelionė traukiniu prie jūros. Ir aš važiuosiu ne į Palangą ir ne į Klaipėdą, bet važiuoju į Jūrmalą. Taigi Vilnius Jūrmala, nors netiesiogiai iš Vilniaus važiuoju iš Kaišiadorių stoties, nes man arčiau į Kaišiadorių stotį atvažiuoti, bet esmė ta pati. Ar važiuosi iš Vilniaus, ar iš Kaišiadorių, ar iš Šiaulių, tas pats traukinys, kurio aš dabar laukiu, jis neužilgo atvažiuos už 15 minučių Vilnius Ryga. Bus viskas viename video, važiuoju iki Jūrmalos, paskui iš Jūrmalos grįšiu į Rygą ir jau po kelių dienų važiuosiu į Liepoją, taip pat traukiniu. Ir iš Liepojos grįšiu traukiniu į čia. Pažiūrėsime, kaip seksis. Iš Liepojos šiek tiek sudėtinga atvažiuoti bus man iki Kretingos, bet viskas įmanoma, taigi keliaunam. Užeisiu į geležinkelio stotį, pasižiūrėti, kaip jinai atrodo iš vidaus. Patinka man Kaišiadorių stotis, ne vieną kartą esu važiavęs iš jos. Ir tokia stotis, bilietų kasos. Šiaip tai būna dirba bilietų kasos, bet dabar nedirba šiuo metu. Ir jau pastatytas bilietų pardavimo automatas. Įdomu, galima nusipirkti Rygą. Iš Rygos grįžtam į Kaišiadorius. Ir ieškau. Pasirodo, galima nusipirkti pilna kaina. Vienas imam, tęsim. Arba 22 eurai. Viskas yra. Netgi tarptautinį traukinį galima nusipirkti bilietą, fantastika. Stotyje yra kavos aparatas. Esu gėręs kavą. Čia gera kava. Nechimičina. Ir tokia istorinė stotis. Kokie laiptai gražūs. Kokie turėklai. Dabar tokių stočių niekas nestato, per daug pastangų įdėti reikia. Anksčiau gražiai statydavo stotis traukinių. Ir pamačiau, kad yra užlipimas, koks gražus vaizdas iš viršaus į Kaišiadorių stotį. Atvažiuoja traukinys. Pačiu laiku aš atvažiavau į Kaišiadorius, 10 minučių prieš traukinio atvažiavimą. Traukinys laiku atvažiuoja. Fantastika. O kokis garsas bėgių, per bėgius einantis garsas koks. Antra klasė mano ir 63 vieta, pirmas vagonas, galima per čia eiti. Yra žmonių. Labą dieną. 63 vieta į tą pusę, ne? Ačiū. Bus maždaug per vidurį. Taip, 63. Čia mūsų vietos. Yra toksai meniu, duoda traukinyje, pažiūrėsiu, ką galima įsirinkti. Atnaujintas meniu, iš tikrųjų anksčiau buvo kitoks. Džiovinti mangai netgi yra, sveikuolių mišinys, visokie traškučiai, pasumuštiniai netgi yra.
Saldus užkandžiai. Kava juoda 2,30 kainuoja, latte kava 2,70, arbata euras 70, netgi uogienių arbata yra. Ir vanduo, Coca-Cola, saldumynai iš ryto nėra sveika, tai nevalgysiu. Atvykstame į Jonavą. Anksčiau Jonavoje nestodavo traukinys, kai tik tais pradėjo kursuoti šis maršrutas. Dabar stoja Jonavoje ir Kėdainiuose papildomai, nes buvo didelis nepasitenkinimas keliautojų. Iš tikrųjų, kad minutės stabteltų, padarė vis dėlto šios sustojimus. Jonavos stotis iš kairės pusės, tai nesimato. Taip tik tais matosi Jonavos stotis. Na ir sustojimas trumpas, 1 minutė. Atvyksta traukinys į Kėdainius. Štai labai paprastai išsprendė visą problemą. Iš pradžių sakė, kad negalima čia sustojimų daryti, o padarė ir nieko neatsitiko blogo. Stoja Jonavoje, Kėdainiuose ir taip gali daugiau žmonių pasiekti šį traukinį, važiuoti, kad ir į Šiaulius ar į pačią net Rygą. Tiesiog keista, kad iš pat pradžių nebuvo toks sprendimas priimtas. Matot, kiek žmonių daug. Ir labai trumpas sustojimas, net minutės nestovėjo, greitai žmonės sulipo ir važiuojame toliau. Dabar sekantis sustojimas bus Šiauliai. Daug matosi žmonių. Šiauliai tai jau pusiaukelė. Pasivaikščiosiu. Nemažai žmonių išlipa. Ir štai laukia dar, kurie užeina. Štai tokia Šiaulių stotis. Pusiaukelė maršruto. Šį kartą niekas jau nepasitinka šio traukinio. Trumpas sustojimas, kaip padaryta įdomiai, netgi šuniukam padaryta, kurie gali atsigerti vandenio. Pirmą kartą tai matau, anksčiau tai nebūdavo. Visai šaunuoliai, kad padarė tokį dalyką. Galima su dviračiais keliauti, prisikabinė dviračius ir keliauni labai gerai. Važiuojam iš Šiaulių. Laukiu užeiti į tualetą. Užeisiu į tualetą, parodysiu, kaip viskas yra tualete. Kad užeiti į tualetą reikia, kad žibėtų šitas žalias, tada reiškia laisva, spaudžiam. Atsidaro durys ir durų uždarimas raudonas. Spaudžiam. Parodau, nes pastebėjau, kad daug žmonių nežino, kaip šitas duris atidaryti. Laukiam, kol užsidaro, tada užsukam spyną, užsidega šviesa ir galima saugiai naudotis tualetu, niekas neužeis. Jeigu kyla kažkokių problemų, galima spausti SOS ir ateis tada konduktorius ir pagelbės. Viskas veikia, rankšluostukai yra. Tualetas pritaikytas neįgaliesiems, bet juo naudojasi visi. Traukinio gale yra ir antras dar tualetas, mažiukas toksai, tai
jis yra ten, kur pirma klasė. Tai pirmos klasės keleiviai gali, bet kas gali ten iš tikrųjų užeiti į jį, bet jau ten jisai nepritaikytas neįgaliesiems. O čia jau toks bendras didelis tualetas, galima netgi su mažais vaikais užeiti, vystyklus pakeisti. Yra va tokia lenta, kuri atsidaro ir kūdikį galima pasiguldyti ir atlikti tą procedūrą. O, kaip nieko mane traukinį šiek tiek užmetė. Taip. Ir pasinaudojus tualetu, vanduo nusileidžia štai čia į patį klozetą. Negalima mesti jokių pampersų, popieriaus, nes dažnai jie užsikemša taip kaip jie yra vakuuminiai. Tai būna užkemša šiuos tualetus, kas nežino. Ir išėjimas iš tualeto, taip pačiai kaip įėjimas. Atidarom spyną, spaudžiam žalią. Ir nieko daugiau daryti nereikia, nieko uždarinėti nereikia, jis pats susidarys. Gubernija stotis. Net nežinau, kad yra gubernija stotis, galvojau, kad gubernija alus yra. Tai gal čia ir tą alų gamina gubernija. Privažiavo traukinys paskutinį sustojimą Lietuvoje, Joniškis. Irgi yra keleivių, kurie važiuoja į Latviją. Šiaip pats traukinys užsipildė pilnas. Aš bilietus pirkau maždaug prieš savaitę, nes nujaučiau, kad paskutiniam dienom galiu ir negauti bilieto, nes dažnai būna, kad išpirkti bilietai iš šį traukinį, o dabar vasaros sezonas, keliautojų daug. Ir aš prisimenu tik tais, kaip Joniškis sutiko pirmą kartą šį traukinį. Buvo šokiai, šokėjos šoko. Tada gruodžio mėnesį važiavau. Labai patiko. Minutė laiko ir važiuojam. Taip pačiai ir Šiauliuose stovėjo maždaug minutę, gal pusantros. Nors anksčiau sustojimas būdavo apie 5 minutės, bet dabar dėl šių kelių sustojimų, dėl Jonavos ir Kėdainių traukinys visai trumpai stovi netgi ir Šiauliuose. Esu jau Latvijoje, privažiuojame stoti į Galvą, toliau jau bus Ryga. Stoties nesimato, stotis likusi štai ten. Na štai privažiuota Ryga, matosi televizijos bokštas, įdomu ar jis jau atnaujintas, nes dar anksčiau buvo galima jį užkilti, yra apžvalgos aikštelė, paskui buvo uždarytas. Pagrindinė Latvijos upė, Dauguva, matosi miestas, senamiestis ir labai jau greitai traukinys atvažiuos į geležinkelio stotį. Priekyje pagrindinis turgus Rygos. Dirižablių angaruose įsikūręs. Kažkada čia dirižablius laikydavo, buvo skirtos patalpos jiems. Na, dirižabliai labai greitai iš mados išėjo, pakeitė lėktuvai, ypač po to, kuris sudegė Niujorke. Mokslo ir kultūros pastatas tiesiai matosi panašus kaip Lenkijoje, Varšuvoje, tik tai šis yra mažesnis. Ir nauji traukiniai. Latvijos neseniai jie nusipirko šios naujus traukinius, galbūt jie važiuoja netgi iki Jūrmalos. Labai greitai tai sužinosiu. Štai Rygos geležinkelio stotis. Iš šios pusės stotis atrodo ne kaip tokia senovinė sovietinio stiliaus stotis, bet visa nauja stotis yra apačioje.
Puikiai kelionė, važiuojasi patogiai, traukinys labai patogus ir neprailgsta ta kelionė. Kiek čia laiko važiavau, nu tai 3,5 valandos gaunasi. Iš Vilniaus, jeigu važiuojant, tai bus ilgiau, turbūt apie 4 valandos. Eisiu dabar į stotį, nusipirksiu bilietus iki Jūrmalos. Užeisiu, parodysiu geležinkelio stotį. Štai kaip atrodo geležinkelio stotis iš vidaus. Einu, susirasiu dabar, kur yra bilietų kasos. Šioje stotyje draudžiama filmuoti, labai greitai prisistato apsauginiai pečiai kartą. Aš jų nematau, tai taip drąsiai pafilmuosiu. Galvoju, kažkur reikia susirasti, kur kavos atsigerti, gal netgi kažką užvalgyti. Stotyje yra labai gera valgykla, Lido, tokia užeika valgykla, galima sakyti. Ir joje tikrai kainos priimtinos ir maistas skanus. Užėjau nusipirkti pavalgyti. Nusipirkau kipštepsas, kava ir salotas. 10 eurų iš viso tai. Dabar einu nusipirkti bilietus. Latviai dar neįdiegė automatinių bilietų automatų. Mes lietuviai anksčiau tai padarėme. Vilius perka bilietus. Nupirko, čia mano sekėjas YouTube kanalo. Štai toks bilietas 2 eurai kainuoja ir ant bilieto nėra nurodyta, koks traukinio numeris, tiesiog į 3 peroną reikia eiti ir bet koks traukinys tinka, nes iš 3 perono visi važiuoja į Jūrmalą. 3 peroną susirasti reikia. Turbūt daug kas ieško, tai kad neieškotų iš karto va. 3 peronas, Jūrmala. Ir bilietą reikia pirkti iki Majorė. Nes Jūrmala tai yra visos stotis, va, Džentari, Majorė, dar čia kažkokia. Tai Majorė yra per vidurį Jūrmalos, pats centras. Ir nauji traukiniai, kurie važiuoja į Jūrmalą. Šiais metais jie tik pradėjo kursuoti. Toks šiuolaikiškas traukinys, pasiieškosiu vietos. Taigi traukiniai važiuoja labai dažnai, kas pusvalandį. O, yra vieta. Pažiūrėk, vietos visai nėra. Čia kaip Rainier lėktuvė. Ten irgi va taip. Su lenktom kojom. Vėl tuo pačiu keliu atgal važiuojam. Pravažiuosim per tiltą ir tada nusuks į kitą geležinkelį link Pajūrio. Pati kelionė neilga, apie 20-30 minučių, dabar tiksliai neatsimenu, kiek keli sustojimai iki Majorės stoties. Ir vėl matosi turgus, labai populiarus, vienas didžiausių turgų Baltijos šalyse, turbūt didesnio nėra už jį. Dabar Turnakals stotis, sekanti bus Žąsų lauks. Man patinka pavadinimai tokie juokingi, latviški, Žąsų lauks. Patikrins bilietą, nuskanuos. Dzintarė sustojimas, sekantis bus Majorė. Majorė aš išlipu, tai Majorė Jūrmalos vidurys. Galima ir Dzintarį lipti. Dzintarį yra parkas didelis vaikams, visokios pramogos. Na tai irgi Jūrmalos dalis Dzintarį. Atvažiavom, yra tokių vietų. Čia sėdėti jau patogiau, daugiau vietos kojoms. Ir daug žmonių išlips Majorės stotyje. Dauguma keliautojų išlipa šioje stotyje. Filmuosiu traukinio išvažiavimą ir tada pasivaikščiosime po Jūrmalą. Pažiūrėsime, kaip jie atrodo, palyginsim, kas geriau, Palanga ar Jūrmala. Vis dėlto Jūrmala irgi labai žymus kurortinis miestelis.
Pažiūrėsiu, kokia stotis iš vidaus. Dirba ir bilietų kasos. Gerai, reikės čia nusipirkti bilietą. Dar visai tokia nemaža stotis. Atgal, kada važiuosiu, tai laiko net nereikia žiūrėti, bet kada ateini į stotį ir tiesiog lauki traukinio. Važiuoja labai dažnai traukiniai. Bilietą nusipirksiu čia stotyje. Turbūt galima ir pačiam traukiniai nusipirkti. Daug yra labai autobusų turistinių ir jų daug yra iš Lietuvos, kiek suprantu. Užsakytas. Tai tikrai bus su Lietuvos turistais užsakytas. Pagrindinė gatvė Jūrmalos. Gatvė vadinasi Jomas. Pereisiu šią gatvę, pažiūrėsiu, kas yra įdomausioje. Žmonių daug, pagrindė daugiausia kalbą girdžiu rusų kalbą. Meladzė. Mėgdavo rusų artistai atvažiuoti į Jūrmalą, dainininkai visokiausi. Dabar atvažiuoja tik tie, kurie nėra nusiteikę prieš Ukrainą. Gintaras pardavinėjamas. Daug yra gatvės prekybos, pardavinėja visokius niekučius. Gal kaip kam yra geri daiktai. Aš nelinkęs pirkti visokiausių tokių pakabukų, visokių lipdukų. Va, Jūrmala 4 eurai magnetukas, 5 eurai magnetukai tokie. Galima klijuoti prie šaldytuvo. Ir kitokia gatvės prekyba. Tokie paprasti po eurą. Su gintaro gabaliukais 4 eurai. Dar termometras yra. Nepasakyčiau, kad labai didelė kaina tokių dirbinių. Nėra jie ir labai vertingi, bet kaina tik 4 eurai ir dar taip įdomiai padaryti su gintaro gabaliukais ir su termometru galima tokį įsigyti. Ir toks apleistas pastatas pagrindinėje gatvėje dar turbūt nuo tarybinių laikų. Gal koks restoranas buvęs ar viešbutis. Štai čia pagrindinė gatvė. Keista, kad tokia gera vieta nėra užimta ir pagrindinėje gatvėje tokie yra namai, gana atrodantis senoviškai. Mila drabužių parduotuvė, kiek suprantu, dėvėtų drabužių parduotuvė. Skurdžiau atrodo šita gatvė negu Palangoje, reikia pripažinti. Ir tai tikra tiesa. Palanga atrodo prabangiau, žymiai prabangiau. O kokie pastatai? Namai tokie yra pigesni, senesni, neatnaujinti, nerestauruoti. O tai yra pagrindinė gatvė, taip pačiai kaip pas mus būtų Basanavičiaus gatvė. Bet žmonės mėgsta Jūrmalą, daug kas atvažiuoja, daug kas iš Rygos atvažiuoja, daug kas iš Lietuvos atvažiuoja. Girdžiu dažnai lietuviškai kalbant, taip kad yra daug žmonių atvažiavę iš Lietuvos. Kitiem patinka tas toksai paprastumas, patinka, kad kainos čia žemesnės yra, viskas pigiau negu Palangoje. Kainos tokios patiekalų 6,60 €, 7,90 €, 9,20 €. Cukurgaitlitis. Cukurgaidelis. Kainuoja. Labą dieną. Kas čia yra? Čia yra migdolai su 6 prieskonių, rudu cukrų, cinamonu su pienu. Paragaukit, čia labai skanu, čia pat... O kas čia? Čia salduvėm. O čia paragaukit, čia ir su jūros druskas vagonas česnakas. Čia labai skanus. A ne šitie? Čia pat vaikam patinka. Kurie vaikam? Tie. Su česnaku. Bet saldus taip pat skanus. A tai kaip yra paragauk, prašau. Kiekis tas pats, tiek tenais, tiek tenais. Čia yra saldus, čia ir su česnakas. Saldus šiltas, ką tik padarytas bus. 6 prieskonių, rudu cukrų, cinamonu su pienu, o čia su jūros druskas vagonas česnakas. Skanu? Reikia pasimti vieną. Tokius vaikystėje kepdavau. Čia ir mūsų simbolis, gaidelis reikas. Namuose padaryti čia. Namuose, jo. Kepdavom dar, kada saldainių skanių nebuvo. Nusipirkau šitų riešutų saldžių 3,50 € pardaviau už 3,40 €. Nesidėrėjau, bet neturėjau 10 centų tiesiog. Ragauk, Viliu. Ačiū.
Geri riešutukai, pakepinti, skanus. Maksimas Galkinas Jūrmaloje dažnas svečias. 9 augustą, 10 augustą, rugpjūčio mėnesį lankysis. Išpuošta Jūrmala, gėlės tokios gražios. Yra įžymusis žemės gaublys. Jisai sukasi, galima jį pasukti. Kur Europa? Baltijos jūra, čia bus Klaipėda, čia bus Ryga, o ten Talinas. Toks gaublys. Gražu. Ir prie pat yra tokia labai išpuošta, graži cerkvė. Labai jau stipriai išpuošta, labai daug tokių spalvų ryškių. Kas man nepatinka, kada religijoje yra pompastikos daug. Kada daug visokių blizgučių. Kada norima pabrėžti patrauklumą per blizgučius, per auksą, o ne per žmonių širdis. Prie jo iš karto apsaugos darbuotojas liepė nusiimti kepurę. Aš nieko prieš, aš tiesiog užmirštu, įeinu ir neteikiu tokios didelės svarbos su kepurė, be kepurės. Nemanau, kad čia yra nepagarba. Nepagarba yra, kada ateini į bažnyčią, nusiėmęs kepurę, bet išėjęs, elgiesi piktai. Tu gali eiti kaip nori apsirengęs į bažnyčią. Svarbiausia, koks tu esi viduje, koks tu esi žmogus. Dzentarė pramogų parkas Jūrmaloje. Daug visokių padaryta yra pramogų vaikams. Čia taip pat yra apžvalgos bokštas, aukštas labai. Užlipsiu jį, pažiūrėsiu iš viršaus, kaip atrodo Jūrmala. Galima palaipioti, ypač vaikams labai geros pramogos, kas su vaikais. Bet turbūt kažkiek yra mokama, kad užlipti ant šių kliūčių, nes trasa tai ilga. Tęsiasi jinai ten toliau, štai iki ten yra tos trasos pradžia. Vaikams 10 eurų, vyresniems 14, dar vyresniems 18 ir kurie jau suaugę 20 eurų. Labai daug trasų visokiausių. Tokios keistos kėdės atsisėsti. Pasėdėsiu, atsigersiu ir lipsiu į šitą apžvalgos bokštą. Lipu į šitą bokštą. Bus tokia kardio treniruotė. Tuo pačiu pasimėgausiu vaizdu. Yra tokios aikštelės apžvalgos. O koks jis aukštas. Pažiūrėsiu, kas matysis. Ar galima pamatyti Rygą iš jo. Nedaug jau liko užlipti. Nėra baisu. Nesiūbuoja, labai tvirtas bokštas. Ir labai saugiai jautiesi. O toks viršus. Šiek tiek siūbuoja bokštas, bet nėra labai blogai. Ir jūra. Štai ten jūra. Ir išėjus iš parko, prieinu pagrindinės gatvės pabaigą ir išeinu link Baltijos jūros ir Baltijos jūra. Jūrmalos paplūdimys. Gaila, kad šiandien saulės nėra. Nesitikėjau, išvažiavau iš Lietuvos. Visas dienas didelis karštis buvo, 30 plius. Ir šiandieną nėra to šilumos, nėra saulės, bet yra poilsiautojų. Aš taip pat susirasiu vietelę, šiek tiek pabūti pajūry ir nusimaudyti. Nes kaip gali nenusimaudyti atvažiavęs į Jūrmalą, būtinai reikia išbandyti šį pajūrį. Toks krantas, labai daug žolių, kurios man nepatinka. Reikia rasti vietą, kad per jas nereiktų bristi. Daug žolių. Bet paplūdimys didelis, vietos labai daug. Toliau paėjus jau švarus krantas, žolių nėra. Ir gana, kaip matau, labai seklus krantas. Žmonės toli nueina ir netgi
iki vidurio dar būna neapsemti jūros, bangavimo nėra, vanduo šiltas. Patinka man Jūrmala, nėra, kad kažkas labai blogai būtų. Kaip kas, aišku, ne taip modernu, galbūt kaip Palangoje, bet patinka man šis kurortas toks tikrai mielas, kainos priimtinos, susisiekimas taip pat labai geras, ypač traukiniais atvažiuojant. Prie paplūdimio yra įžymusis vėžlys Jūrmalos. Tiesa, jį pamatyti vienišą yra labai sudėtinga. Visada nori kažkas prie jo nusifotografuoti. Labai gražus vėžlys, Jūrmalos įžymybė. Štai ir apie jau Jūrmalą daugmaž. Beveik visą. Dabar laukiu traukinio į Rygą. Ką tik neseniai vienas nuvažiavo, bet už 10 minučių dabar atvažiuos jau kitas. Štai ir atvažiuoja traukinys. Nemažai yra laukiančiųjų. Pakankamai ilgas. Iškiekis iš 4 vagonų. Iš 4 vagonų traukinys, vietos užteks visiems, važiuoju į Rygą ir pasivaikščiosiu, jeigu lietus nelis, po naktinę Rygą, susirasti vietą, vietos bet kur papuola, kur randi laisvą vietą, ten ir sėdi. Štai laisvų vietų yra. Galima čia atsisėsti kažkur. Kiek laisvų vietų. Čia va, sėdam daugiau vietos kojoms. Sekanti diena Rygoje ir šiandien aš važiuoju iš Rygos į Liepoją. Kelionė užtruks apie 3 valandas, dar iki traukinio apie 2 valandos laiko. Tai pasivaikščiosiu, užeisiu į Rygos turgų, kažką nusipirksiu ir keliausime į Liepoją. Rygos turgus, pasivaikščiosiu šiek tiek. Braškės 5 eurai latviškos. Brangu tas pats, kas ir pas mus. Mėlynės 3 eurai. Tai labai gera kaina mėlynių. Pas mus 5-6 eurai, o čia va 3 eurai mėlynės. Verta pirkti, net nemėlyniaučiau, tai važiuoju aš kartais pamėlyniauti, labai sunku mėlyniauti, bet smagu miške pabūti. Čia va 3,50. Voveruškos 1 litras 4 eurai, o kilogramas 10 eurų. Avietės 3 eurai. Braškės brangiausias, jau braškių sezonas į pabaigą, nes Liepos vidurys dabar šiai dienai. Šilauogės 5 eurai. Pažiūrėsiu, ar litras, ar kilogramas. 6 iš tikrųjų kilogramas. Užrašyta 5,99. Kas dar įdomaus yra šiame turga? Šiaip didelis turgus, ne tik vaisių ir daržovių, ir visokių gėrybių, ir taip pat yra visokie sūriai, pieno produktai, žuvies produktai, bet jau tai angaruose. Serbentai, juodieji serbentai 2 eurai. Taip atrodo angaras iš vidaus, labai aukštos lubos jo. Tikrai puiku, kad jų nenugriovė ir panaudojo turgui šią vietą. Skanių produktų yra, neapsisprendžiu dar ką man nusipirkti. Sūriai 10 eurų, 10, 9, 14. Yra ir pigesnių. Medaus, visokiausio medaus, nuo šviesiausio iki tamsiausio. Kiek medus kainuoja? 5 eurai puslitrukas. Yra ir brangesnio, 23 eurai, nežinau, čia 2 litrai gal. Atvykau į geležinkelio stotį ir eisiu susirasti savo traukinį, kuriuo važiuosiu. Filmuoti draudžiama. Traukinys į Daugpilį, išvažiuos iš šio kelio ir tada atvažiuos traukinys į Liepają. Į Daugpilį važinėja dizelis, linija nėra elektrifikuota.
Atvažiuoja traukinys į Liepoją. Senas dizeliukas. Kažkaip tikėjausi, kad su nauju važiuosim, bet nauji visi tik tais yra elektriniai, elektra varomi, o čia dizelis. Taigi bilietas kainuoja 8,90 €. Ir vietas pasirinkti bet kokias, nesvarbu. Vietos nėra nurodytos, nerezervuojamos. Visi skuba vietas geresnės pasirinkti. Kelionė iki Liepojos užtruks apie 3 valandas, apie 17 valandą jau turi traukinys atvažiuoti į Liepoją. Neseniai pravažiavom Cukrų Fabriks, vis nespėjo nufilmuoti tos stotelės, traukinys ten nestoja, bet man tiesiog labai įdomi stotelė. Toks tualetas šiame traukinyje, žinoma, dar su pedalu. Matosi bėgiai ir senovinė tokia kriauklė. O, yra vanduo, taip reikia paspausti šitą metalą į viršų. Taip labai purškia, į visas pusės nepatogiai. Tualetas veikiantis, viskas gerai. Jokių problemų nėra. Aš atvykau į Liepoją. 3 valandos ir šiek tiek dar minučių. Nesu niekada važiavęs šiuo maršrutu, tai pirmas kartas. Anksčiau jo nebuvo, jį padarė gal prieš metus laiko tik tais. Sena Liepojos stotis, latviškai Liepaja. Užeisiu į vidų pažiūrėti. Restauruojama jinai. Kokios senos durys. Stoties vidus. Laukiamoji salė. Vietoje čia parduoda ir traukinių bilietus, ir autobusų bilietus. Kasoje. Surašyti grafikai, autobusų maršrutai ir kasos. Nes tik išėjus iš geležinkelio stoties, iš karto yra autobusų stotis. Sekanti diena Liepojoje, atvykau iki Liepojos dalies miesto Karostą. Pavaikščiosiu po visokius bunkerius, po visokius karinius objektus, pasižiūrėsiu, ką čia galima įdomaus jums parodyti ir savo kažką sužinoti. Karosta buvęs karinis miestelis, kažkada uždaras buvęs miestelis. Daug yra Karostoje tokių visokių vietų ir apleistų, ir mažiau apleistų, kur galima pasivaikščioti, patyrinėti, ypač kas yra tos srities mėgėjai, kam patinka apleistos vietos. Tai po visur įsimėtė va tokie objektai, buvę kariniai kažkada. Yra įėjimas, bet kad vaikščiot po juos, reikia gero prožektoriaus, telefonas neapšviečia. Jeigu nefilmuojant, tai užtenka ir telefono, kad kai filmuoju, tai tiesiog
nėra prasmės net filmuoti, nes viskas tamsu bus. Apačioje dar tęsiasi po žemę, ten į vidų viskas apaugę ir kartais netgi neužsižiūrėjus, čia gali ir prasmegti. Reikia būti atsargiems vaikščiant po tokias vietas. Ir toks pats, analogiškas kaip anas bunkeris. Buvau štai aname ir toliau yra va šis. Ir visas kelias einant link jūros nuo pagrindinio kelio vien tokiais kariniais objektais išklotas. Ir tokie užėjimai į šiuos objektus. Ir čia tas pats, lygiai tas pats, kas senam gana, jisai yra žemas, reikia pasilenkti įeinant. Tokios angos yra buvę kažkam, gal šaudymo čia angos. Pagrindinis kompleksas gynybinis yra prie jūros kranto. Tai dabar yra užlipsiu. Koks grožis, eini ir išeini prie tokio skardžio. Vau, kaip faina. Gražioji mūsų Baltijos jūra, paplūdimys, kuriame nėra žmonių. Argi nenuostabu, kai norisi privatumo, atvykai į tokią vietą ir gali sau leisti laiką, girdi tik save ir jūros ošimą. Ir pagrindiniai įtvirtinimai. Yra visokie kambariukai, kiekvieną aš neužeisiu. Tiesiog tuščios patalpos ir tiek. Užsilipau ant šitų bunkerių stogo. Jie prie pat jūros. Ir viskas išvirtę, viskas susprogdinta, sunaikinta. Didžiuliai betono gabalai. Betonas ir akmenys. Laiptai matosi buvę. Matosi, kad langas yra buvęs kažkada. Man patinka Latvija, labai daug yra tokių objektų Latvijoje. Lietuvoje tą nelabai pamatysi. Ir taip atrodo išvirtę betono gabalai. Kokia duobė. Čia tiesiog jisai atsiklijavęs, jisai turėjo būti prisiglaudęs prie šios sienos, atsiklijavęs, kada viskas virto. O kaip atrodo, galima ir į vidų nueiti, pasižiūrėti, pavaikščioti. Labai gražiai. Toks unikalus objektas čia yra. Nesvarbu, kad jisai jau susprogdintas seniai, bet niekur kitur to nepamatysi. Kad tiek daug objektų būtų vienoje vietoje ir visi dar išlikę neišvežiotas tas betonas. Ir jo turbūt niekada neišvežios. Kiek daug reikėjo pastangų visą tai sukurti, pastatyti ir kaip greitai viskas buvo sunaikinta. Sunaikino patys imperinės Rusijos kariai. Ir koks gražus vaizdas, žiūrint štai čia platformą, kur būdavo pabūklai pritaisyti. Ir netgi kažkas yra piešinių tokių gražių nupaišę ant šių sienų. Ir labai įdomu pasivaikščioti nuo vieno objekto prie kito. Tiesiog tik reikia žiūrėti, kur eini, būti atsargiems ir viskas tada gerai. Daug atvažiuoja žmonių ir vaikšto ne tik vyrai, bet ir moterys, merginos. Kaip įdomiai atrodo. Akmenys sulipdyti su betonu ir nenuvirsta, pasvirė link jūros, bet nenuvirsta, kažkas laiko dar juos. Užeit galima į visokius tokius kambariukus. Langas į jūrą.
kokie akmenys, kaip įdomiai nugludinti. Ir jūros bangos, taip kuriuos apsemia pastatus. Ir nuo viso to gynybinio komplekso maždaug apie kilometrą nieko nėra, labai gražus paplūdimys. Ir toliau vėl prasideda koks objektas labai stambus nukritęs į vandenį. Jį reikia apeiti, kad eiti toliau. Vanduo visur po juo yra. Ir daugiau tokių visokių yra pastatų, kurie jau jūroje. Į tą namą, vadinamą namą, buvau kažkada įlipęs. Lygtais rudenį buvau čia prieš keletą metų, tai jūra šiek tiek nusėdus buvo. Tai buvo galima su batais daeiti iki tos vietos. Apa. Nuostabu. Pajūryje pastatytas toks tramvajus. Kiek suprantu, čia kavinė. Alytuje yra pora traukinių pastatyta, kur kavinė įrengta. Gera idėja, vis kažkas įdomiau. Ir šioje vietoje yra tokia aikštelė, prie pat tokio ilgo molo, nemokama aikštelė, daug kas atvažiuoja. Ir nuo čia jau prasideda toliau paplūdimys, tikras paplūdimys. Molas ilgas tęsiasi ilgai, labai juo sunku eiti, bet iš tikrųjų vaizdas labai gražus, nuėjus gal 1,5 kilometro ilgio. Tai toks mini paplūdimys. Atvažiuoja, daug kas čia apsistoja, ypač vakarais būna daug atvažiavusių, stebi saulėlydį. Liepojos paplūdimys beveik tuščias. Šiandieną data Liepos 15, o paplūdimys tuščias. Yra žmonių, bet gal dėl to taip atrodo, kad jų nedaug, nes jis gana didelis toksai. Bet patinka man čia vietos daug ir paplūdimyje yra labai daug tualetų tokių pristatyta. Maždaug kas kokie 200 metrų po vieną. Tvarkingi tualetai, buvau užėjęs. Viskas tvarkinga, švaru. Gerai pasirūpinę. Žinoma, Liepoja tokia alternatyva Palangai, visai netoli nuo tos Palangos čia atvažiuoti. Sutinku daug lietuvių, tikrai jų labai daug yra. Pamėgta lietuvių vieta. Tokiame viešbutyje apsistojau. Hostelis, tai pigiausias hostelis, viešbutis Liepojos mieste. 30 eurų para, tai kaip dviem, tai po 15 eurų. 5:30 ryto atvykau į geležinkelio stotį, bet man reikia ne traukinio šiandieną. Važiuoju iki Lietuvos, iš Liepajos autobusų. 6 ryto autobusas išvažiuoja ir jis nuveža iki pat Lietuvos sienos. Kito būdo papulti į Lietuvą nėra, tik tais toksai. Taip atrodo Liepojos geležinkelio stotis. Traukiniai iš Liepojos važiuoja tik viena kryptimi į Rygą ir vieną kartą į dieną. Sekmadienį važiuoja taip pat vieną kartą, bet į ją atvažiuoja iš Rygos į Liepoją 2 kartus sekmadienį, o taip vieną kartą maršrutas pirmyn atgal. Autobusai į Rygą važiuoja dažnai nuo pačio ryto iki vakaro, daug kartų per dieną. Daugiausia žmonės naudojasi autobusų važiavimu. Maršruto laikas Liepaja, Rucava, Nida 06:10, o antras autobusas važiuoja 17:15.
Išleido autobusas prie įsukimo į Nidą. Nida tai kaimas toksai, jis pats net nevažiavo į tą Nidą, tiesiog čia apsisuko ant kelio ir atgal nuvažiavo. Ir siena nuo ten, kur mus paleido autobusas, už kelių šimtų metrų, taigi perėsiu pėsčiomis ir bandysiu papulti į Šventą, iš Šventosios į Palangą, iš Palangos į Kretingą. Štai aš ir Palangoje, Basanavičiaus gatvėje. Atvykimas nebuvo komplikuotas, iki sienos atvežė autobusas, išlipome ir reikėjo apie 3 km eiti pėsčiomis iki Būtingės pirmo terminalo sustojimo. Ir dažnai važiavo autobusas, po 8:18 atvažiavo autobusas ir atvežė iki Palangos autobusų stoties, kainuoja gal 90 centų tik tais kelionė, taip kad vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai pėsčiomis nuo sienos ateiti iki Būtingės. Bandžiau tranzau gal apie 20 mašinų, nei viena nesustojo, nieko tokio. Svarbiausia, viskas gerai pavyko. Pasivaikščiosiu Palangoje, yra dar porą valandų man iki traukinio ir važiuosiu autobusu į Kretingą, iš Kretingos traukiniu į Kaišiadorys. Basanavičiaus gatvė visiškai tuščia, nieko nuostabaus, dar tik tais dabar 9 valandos ryto. Nueisiu ją visą iki jūros, pasivaikščiosiu, parodysiu jums, kaip atrodo Basanavičiaus gatvė. Cepeliniškės. Dienos sriuba 7 eurai. Tarkuotų bulvių kroketai 8,50. Ir iš tikrųjų keista eiti tokia tuščia Basanavičiaus gatve. Kiek esu kartų buvęs, šioje vietoje visada būdavo daug žmonių. Nes iš ryto aš čia niekada nesu buvęs. Apžvalgos bokštas, suaugęs asmuo 15 eurų. Vaikas iki 12 metų 10, šeima 4 asmenų 45 eurai, šeima 5 asmenų 50 eurų, vaikas iki 3 metų nemokamai. Visa kabina iki 4 asmenų, plus putojantis vienas dovanų 100 eurų. Laiko savo kainą šitas apžvalgos ratas iš tikrųjų. Nekilo noras man juo pasisupti. Garsusis Palangos fontanas, Jūratė ir Kastytis. Bet jis neveikia šiandien. Ir paskutinis pats efektyviausias, pats maloniausias įvykis eiti šitų medinių takų ir išvysti jūrą. Aš niekada nepamiršiu pirmą kartą, kada buvau vaikas, kai pamačiau ją, tą didingą jūrą. Dabar tokios nuostabos nėra, kai daug kartų matau, bet kažkada buvo didelė nuostaba. Nėra problemų su atsisėdama vieta, daug vietos, daug suoliukų laisvų. Galima pasėdėti, pasigrožėti vaizdu į Palangos tiltą. Ir jau yra tiek žmonių paplūdimy, po truputį renkasi, šiandien karšta diena. Ir Palangos tiltas, kuriuo būnant jau čia Palangoje, tai privaloma juo pereiti, nueiti iki galo ir grįžti atgal. Visi taip daro, padarysiu ir aš. Įmetus monetą galima pasižiūrėti į jūros tolį, o kitur nesisukioja tik į jūros tolį, tai nelabai kas ir matytųsi, kad būtų galima į paplūdimį atsukti. Tai jau tada gali pasižiūrėti į daugiau įdomių vietų. Kaip visada yra nemažai žvejų ant tilto.
Viskas atlikta. Aš taip padariau. Aš atėjau iki tilto pačio galo. Štai, brangūs žiūrovai, aš jau Kretingos geležinkelio stotyje. Ką tik atvažiavau, pilnas autobusas važiavo, daug žmonių. Neleidžia filmuoti stoties vidaus. Yra uždėtas lipdukas, nenoriu nieko erzinti, aš nieko nefilmavau, tiesiog tik praėjau pro stotį. Ir tiek, dabar laukiu traukinio. Traukinys turi atvažiuoti maždaug už 25 minučių. Ir išbandysiu tą 3 klasę, kuri tik nuo vakar pradėjo veikti. Mane džiugina bilieto kaina 3 klasės. Labai džiugiuosi, kad įvedė šią 3 klasę, nes tikrai bilietai brangoki buvo virš 20 eurų. O jei 1 klasė, tai ten gal 35 eurai. Iš Klaipėdos į Vilnių, bet va iš Kretingos net į Kaišiadorys, pakankamai daug kainuodavo, virš 20 eurų. Dabar aš mokėjau 11 eurų su centais ir kaina tokia priimtina, jau tokia gera kaina kaip ir Lenkijoje. Jau nesijaučia, kad permokė, tai tas man patinka, dėl būna ta 3 klasė, kupė vagonas, tam vienam skyriui važiuosime 6, esu ir anksčiau važiavęs, ir 6 važiavę esam, ir anksčiau skaitydavosi vis tiek 2 klasė. Na, dabar padarė 3 klasę, bet niekas nuo to nepasikeitė, tik kaina sumažėjo, tai labai labai gerai. Ir laukiu traukinio, važiuojam namo. Į Kretingą atvyksta traukinys, būkite atsargus. Informacija dirbantiems kelyje. Kretingos kelyginėme išmynė vyksta manevravimo darbai. Būkite atsargus. Apliena. 5. Mėly keliautojai, primename, jog traukinyje galite įsigyti savo mėgstamą maisto, kaitiųjų gėrimų bei užkandžių. Gal buteliuką vandens troškuliui numalšinti, o gal šį kartą norisi kažko saldaus? Nesiveškite alkio į galutinę stotelę. Išsakykite savo pageidavimus kelionių palydovams ir jie jumis pasirūpins. Linkime sotesnės kelionės. Štai, brangūs žiūrovai, aš ir Kaišiadoryse padariau tokį ratą iš Kaišiadorių į Rygą, iš Rygos į Jūrmalą, iš Jūrmalos į Liepoją, iš Liepojos į Palangą ir čia sugrįžau aš vėl. Dabar einu pažiūrėsiu, kaip mano mašina laikosi, 3 dienas jinai čia prabuvo aikštelėje ir važiuosiu namo į savo miestą. O jums dėkoju už viską, už tai, kad jūs žiūrite, kad komentuojate, kad spaudžiate patinka, jūs patys nuostabiausi esate žiūrovai. Ačiū jums ir iki ate.